dangiškasis tėvas. Jėzus sako, todėl melskitės taip, Tėve mūsų. Matot, 6 skyrius, 9 eilutė. Dievas nori būti mūsų tėvu. Koksgi yra tėvas? Kai kurių įsivaizdavimai yra iš pasakų knygos, kiti turi patirtį su žemiškoju tėvu. Labai klystančiu, silpnu ir neįveikiančiu. Mūsų susidarytas vaizdas apie dangiškąjį tėvą, tai yra Dievo atvaizdas. Bus teisingas tik tuomet, kai mes turėsime savyje teisingą tėvo atvaizdą. Bet dažnai mergaitės yra įžūlos ir arogantiškos su savo tėvu, o berniukai agresyvūs. O tėčiai dėja tikrai yra netobuli. Kiekvienas turi savo trūkumų ir silpnybių. Kai kurie tėvai dėja tikrai labiau atspindi pragarą nei dangų, o kai kurie tikrai tapo Dievo atvaizdu. Ir jų vaikams yra visai nesunku vadinti Dievo tėvu. Koks palaiminimas yra toks tėvas? Motina turi įnešti savo dalį, kad tėvas galėtų būti tikru tėvu. Nes jeigu jie jo negerbia, kaip tuomet vaikai jį gerbs? Jeigu jie nemyli, kaip tuomet vaikams mylėti? Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Ir kartu jie yra Dievo atvaizdas. Kad susidarytume teisingą Dievo atvaizdą. Ir tėvas, ir motina yra svarbus, kadangi Dievas įkūnija juos abu. Jis yra labiau tėviškas už bet kurį žemišką tėvą ir labiau motiniškas už bet kurią motiną. Mes tik tuomet galėsime susidaryti teisingą vaizdą apie savo žemiškąjį tėvą ir dangiškąjį tėvą. Kai iš širdies atleisime savo tėvams jų klaidas, silpnybės ir nesėkmes, tai gali pareikalauti šiek tiek laiko. Tai priklauso nuo mūsų sprendimo, ar mes norime atleisti. Tuomet Viešpats išgydys mūsų širdį ir atleidimas taps vis labiau realus. Atleidimo pasekmė yra ta, kad mes mokomės savo tėvus suprasti ir mylėti su visomis jų silpnybėmis. Ir tada staiga pastebime, kad ir Dievą galime priimti kaip mylintį tėvą. Kai kuriems šis kelias yra sunkus, bet Jėzus nori padėti. Jam nėra per sunku mus pakeisti, jei mes to norime. Mokykimės pažinti Dievą kaip tėvą. Tokiu būdu daugelis Biblijos eilučių skirtų mums yra kupinos gyvenimo vilties ir meilės. Kaip tėvas pasigaili vaikų, kaip taip Viešpats gailisi tų, kurie jo bijo. Psalmė 103 skyrius 13 eilutė. Žodis skirtas tiems, kas gerbia jį ir myli tėvą bei motiną ir žino, kad jis yra mylimas. Taip, Dievas tave myli. Ačiū Jėzau. Su tavimi atleidimas yra įmanomas. Aš noriu atleisti ir tu padedi, kad tai taptų realybė. Kaip gerai, kad tu pažįsti mūsų žmogiškas silpnybes ir žinai, kad atleidimas mums neįmanomas be pagalbos. Kaip gerai, kad tu parodai mums dangiškąjį tėvą, kupiną meilės ir gailestingumo. Taip, aš noriu tvirtai tikėti, kad jis mane sukūrė. Mane myli ir nuoširdžiai manimi džiaugiasi ir pasigaili. Aš jam esu svarbus. Amen.